Taigi, sveiki mėlyjeji, su jumis aš Artūras ir Tradingo inkubatorius. Kaip ir visą laiką pabandysim apžvelgti kažkurias tai poras, pažiūrėti iš tikrųjų, kas vyko per savaitę, kas galbūt gali nutikti ateinančią savaitę. Tai pasakysiu, kad praeitą savaitę iš tikrųjų pateisino labai mano lūkesčius, pateisino visą tai, apie ką aš buvau prognozavęs ir kas ant lentos surašyta pas mus per mūsų tuos visus pasisėdėjimus. Tai pradėsiu gal nuo svaro ir Japonijos jenos. Tai aš labai būnu pastovė pesimistas su šita pora, manęs jinai labai nedomina, bet pamatęs, jau praeitą savaitę, kai kalbėjau, pamatęs va šitą vietą, būtent tokios vietos man iš laiką atrodo truputėlį įdomesnės, kadangi jos yra kažkur tai. Ir prognozavau, kad iš tikrųjų gali būti prasidėti pirkimai, o šitos poros tai kol kas lengvai, po truputėlį viskas ta linkme ir eina. Savaitės eigoje buvo galima matyti, vat, iš tikrųjų buvo labai aiškiai, kažkaip čia pas man nureguliuota viskas. Savaitės eigoje buvo galima matyti iš tikrųjų, kaip čia jisai tvarkingai tikrinosi tą lygį ir paskui savo po truputėlį pradėjo kopt. Tai kas yra įdomu, kad jau čia iš tikrųjų šitie uždarimai yra kaip ir matau uždaryti. Toliau lieku prie tos pačios nuomonės į kilimą ir čia galbūt galėtų tai vykti iki 1.7 kažkur, galbūt mažiau. Čia aš laikau trumpuoju periodu, bet kokiu atveju, jei kažkas čia prisipirkę esat, pas mane yra pripirta vienoj sąskaitoj, tai čia tik tai stopus dabar reikėtų perkelinėti, manau, ir eiti su tuo kelimu į viršų. Jeigu važiuos į apačią ir užsidarinės žemiau 1.600, tai tikrai vėlgi turėsi, manau, labai aiškus signalus, kad vis tik tais viršaus jis nenori, tada jis tikrai greičiausiai trauks į apačią. Kol kas tokių pardavimų čia nei per kur nematyti iš tikrųjų. Niekur jie nematyti tie pardavimai ir čia tik tais pirkimai. Tai mėnesiniam grafike, jeigu ir toliau užsidaro mėnesis virš šitų lygių, tai pamiršti jokius pirkimus. Atsiprašau, pardavimus. Australas ir USD. Vėlgi prognozijas labai aiškios ir tvarkingai pasiteisinusios. Šičia pas mane jau dar likęs sell stopas matom, bet aš jau čia uždariau iš tikrųjų penktadienį pozicijas, nes nenorėjau laikyti nieko. Čia buvau atidaręs ir taip gal biškį per daug pozicijų ir čia vis tik tais liko sell limitas dar pas mane padėtas, nes aš dažniausiai tai tokios vietose, jeigu ne tiek profitus deduosi, o kaip sakyt, užakinu pozicijas. Tai prognozijas buvo šitos poros pirkimų ir kol kas viskas sėkmingai eina tik tais ta linkme. Ką pasakyti apie tą porą galima, savaitiniam grafike visiškai realūs. Vat dėl to čia matot ir likę pas mane yra, vat, prie šitų uždarimų likę iš tikrųjų tie sell limitai. Tai gali būti, kad iš tikrųjų čia kažkurį tai laiką galbūt atšoks. Arba neatšoks, būtų gerai, kad aišku atšoktų ir tik paskui jisai jau tikrintųsi kažkokias tai aukštesnės viršūnės. Kol kas iš tikrųjų tai dabar galbūt reikėtų luktelt iki tol, kol jisai iš tikrųjų tikrinsis visas šitas apačias, visas vietas, kol tikrinsis ir žiūrėti, kaip iš tikrųjų elgsis, nes šį pirmadienį gali būti ir gepų ir visokios velniavos, tai aš geriau uždariau viską ir pasilikau iš tikrųjų ties laukimu dabar tais, bet čia yra visiški pirkimai šitai porai ir tol kol laiko 7.00, tol jisai važiuos į viršų. Tai scenarius gali būti iš tikrųjų aiškiai labai, kad ir čia, kad ir dar kažkur. Tai kol kas pardavimų tikrai jokių. Euras ir Australijos doleris. Nežinau, kodėl čia jisai yra. USD ir Japonijos jena, čia aš turėjau dar savaitės pradžioj berods papirkęs šitos poros, paskui aš ją vis tik tai susidariau, nes nepatiko kaip jinai čia vaikšto ir dabar tiesa aš įsivaizduoju, kad tai yra 1.410 ir tol kol virš jo nebus kainos, aš jos tikrai nepirčiau šitos poros. Apačia labai stipriai laiko ties 1.12, viršūnė greičiausiai ties 1.14.
Tai šitoj poroj kol kas laukimas. GBP USD vėlgi kaip ir planavau po tokios žvakės. Čia nežinau, kas gali pardavinėti, tik tais pirkimai. 1.4 kol kas matau visiškai aiški tvarkinga trama. Ir kol kas tik pirkimai, čia pas mane tų pirkimų buvo ne vienas. Liko, vat, vienas jisai liko. Ir šį čia matom yra irgi sell limitas uždėtas. Tai kad jeigu, nes bet kokiu atveju manau, kad bent jau šitas tikrai vietas jisai sieks, nes čia yra 7.6 čia yra 100% tvarkingai, ta prasme jisai, ta korekcija būtų iš tos vietos, tai labai retai būna, kad iki 76, kad 61, tarkim, pramušus, nepakyla iki 76,4, tai tokių atvejų būna iš 100 turbūt tik tais kokį gal 10, kada nepasiteisina tas, dažniausias laiką pasiteisina. Tai iki šitų vietų aš iš tikrųjų galiu būti pakankamai ramus ir dėl to nebijau. O jeigu jau tai būtų, kad čia jisai važiuotų į apačią, tai tikrai manau, kad pirmadienį galėsim sureaguoti ir čia užsidėti stop lossus ar kažką panašiai. Tai šitoj poroj kol kas irgi mačiau bent jau savaitės eigoj potencialių pirkimų. Dieniniam ir savaitiniam ir mėnesiniam lygiai tas pats, nes tenais matyt, kad šita pora realiai yra visa tokoj dėžiai, tenais tie tokie spygliai yra likę kažkur, tai ir dabar mes esam kažkur tai va šitokoj vietoje. Tai čia tokiais trumpesniais periodais iš tikrųjų galima šiek tiek padirbti. Euras ir svaras. Vėlgi viskas kol kas tvarkingai labai, dabar matau, kad iš tikrųjų vis tik tais uždarimai savaitiniai manęs nelabai tenkina. Aš vis tik tai tikėjausi, kad jisai uždarys kažkur tai aukščiau, o šitie uždarimai, kurie yra šičia, mane šiek tiek gazdina. Tai aš vis tik tai jau šitoj poroj pirkimų, tokių kaip realių pirkimų tikrai kol kas nedarysiu, lauksiu, stebėsiu iš tikrųjų, kaip ta pora čia tvarkysis po šitais lygiais, jau kažkur po šitą visą vietą. Tikrai labai norėčiau, kad šita pora važiuotų šiek tiek į apačią, koreguotųsi ir tada pradėčiau jau aš iš tikrųjų tos tokius, kaip sakyti, didžiuosius pirkimus šitai porai. Čia galbūt kada vidury metų gal kažką, tarkim, rastumėm tokių variantų. Dabar kol kas laukimas ir tikrai aš jos tikrai nepardavinėčiau. Tik tais pirkimai. GBP ir Australijos doleris, ta pati tema išlieka ir toliau pardavimams, tik tais pardavimams, taigi ir sakiau, kaip ir sakiau, šiuo atveju tai 1.900 yra, manau, kažkokia tai riba, bet kaip matot, iš tikrųjų nelabai jinai veikia ir šitie vadovėliniai tokie variantai iš tikrųjų jie dažniausiai su laiku būna sudaužyti ir čia nieko panašaus nebūna. Tai aš ir toliau laikausi pardavimų šitoj poroj, nes jau niekas nesikeičia visiškai, dominuoja visiškai tik tais meškos, buliai neturi absoliučiai jokios jėgos. Aišku, gaila, čia galėjau penktadienį trūktelti ir užsidaryti bent jau kažkur tai žemiau, bet aš manau, kad bet kokiu atveju kol kas išlieka pardavimai. Tik dabar jau čia pardavinėti reikia rasti iš tikrųjų, manau, tam tikras progas, tam tikras vietas, kuriuose jau techniškai būtų aišku labai, kad tikrai yra kažkokie tai susidėję pardavimo signalai. Tai šitoj poroj iš tikrųjų vėlgi jau reikia labai atsargiai. Naujoji Zelandija ir USD. Įsivaizduoju, kad turėtų būti pirkimai, dar mes čia kalbėjom su kolegom prieš tai irgi. Matau, kad čia kol kas viskas fokusuojasi į pirkimus, savaitinėje žvakėje šitoj, viskas vyksta toj žvakėje kol kas, niekas iš jos išeiti nenori ir kad ir kaip čia bebūtų, vis tiek pirkėjai savo padaro jo. Tai tiek Australas USD, tiek New Zealand USD iš tikrųjų, manau, vis tik tais kur kas labiau potencialo ir daugiau turi tik tais pirkimams. USD ir Kanados doleris išlieka visos tendencijos tos pačios, taip kaip buvo čia, taip lygiai vyksta viskas čia, matom 200 jau patikrinti. Kas naudojasi tokiom vietom kaip šita, tai iš karto noriu priminti ir perspėti, kad iš tikrųjų praeitį pasižiūrėję dažniausiai ties tokiom vietom rasit
susiformavusius kanalus arba tiesiog neapsisprendimus kažkokius, tai tokiose vietose yra pakankamai prarandama daug pinigų, tai aš turiu truputėlį tokį dar didesnį tą slankų į vidurkį, tai aš dažniausiai prasimušus 200 stengiuosi pardavinėti dar iki tos sekančios slankio ir paskui jau palieku viską ramybėje, tiesiog laukiu kažko rimto, tvirto, kad man patvirtintų iš tikrųjų virš arba po šitos slankioj. 1.3.5.0.0 realiai nebuvo patikrintas, tai tikimybė, kad dar jisai gali būti tikrinamas, yra pakankamai nemaža. Šitos vietos vėlgi, kaip ir minėjau, aš jau prieš tai anoj poroje, iš tikrųjų čia tik vadovėliuose gali veikti ir visuose ten, kur standartinėse tose knygutėse, kad čia atseit kažkaip tai bus panašiai, tai nieko panašaus realioje prekyboje niekada nevyksta. Tokios vietos iš tikrųjų jos iš vis neturi jokios reikšmės prekiaujant. Nors šiuo atveju čia buvo 1.3.5.0.0 ir aiškiai jisai buvo sutvarkytas. Savaitiniam grafike ta pati tendencija išlieka, mėnesiniam yra fantastika. Jeigu tik tai susidarinėja mėnesinė žvakė ir uždengia visą šitą bardelį, kuris buvo 1370 ties punktų, tai iš tikrųjų, kas bent kiek supranta price action, iš tikrųjų galima aiškiai daryti prielaidą, kad pardavėjai labai stiprus yra. GBP ir Kanados doleris. Berods pas mane yra viskas. Jo, dar aš turėjau asmeniškai pripirkęs euro ir Japonijos jenos, kas pas mane irgi retai būna. Va tokios vietos kaip šita vieta. Dabar jau šitom vietom per paskutinius, pasakysiu, 3 mėnesius pasinaudojau berods kokius gal 6-7 kartus. Tai šitos vietos man visą laiką labai stipriai patiko ir dabar man jos patinka, tai aš stengiuosi iš tikrųjų mažesniuose grafikuose šitas vietas išnaudot. Tai ir šitą porą euras jena sėkmingai išnaudojau ir dabar net nepasakysiu, aš turbūt jau esu visiškai visą uždaręs. Jo, aš esu visiškai visą uždarę šitoje vietoje, nes man savaitiniam vėlgi šitos tokios, ne, savaitiniam čia yra kažkas tai kitka, palaukit, kad aš nemaišyčiau. Jo, bet kokiu atveju vis tiek visos šitos vietos jau yra prie pat netoli, tai aš nenorėčiau daugiau rizikuoti, nes vis tik tais žemesnės apačios yra padarytos, negu šitos, jo. Tai kas vyks toliau, dabar jau pakankamai sunku prognozuoti. Labai įdomu bus iš tikrųjų pirmadienis, labai svarbu, kad pirmadienis būtų labai gerai, iš tikrųjų, kad pirmadienis būtų atsidaręs su gepu. Tai tada informacijos šaltinis būna pakankamai aišku, tada žinai iš tikrųjų visą savaitinį judėjimą, kur maždaug kas vyks. Tai jeigu pirmadienis susidaro su gepu ir ten kažkur tai vienur arba kitoj vietoj, tai tikrai labai būna įdomu ir pakankamai aiškiai gali suprast, kas markete vyks ateinančią savaitę. Euras Kanada, GBP New Zealandas Kanada, iš tikrųjų, Australas New Zealandas, turėjom čia mesgi, pas mus dar ir dabar ties, kiek žinau, tai Dainius dar ir toliau turi, tai mes su Dainium kažkur tai prisipirkom šitose vietose Australų, Naujosios Zelandijos. Dar tuo pat metu, man atrodo, mes kartu kalbėjom ir su Šarūnu Venskom apie tai, kad reikėtų šičia pirkti, bet dar Šarūnas norėjo, kad kažkur tai dar biškį truputėlį būtų kaina geresnė. Tai šičia iš tikrųjų pora turinti, manau, irgi pakankamai nemažai potencialo. Čia dabar tai tikrai nebus lengva šičia prasimušti tai porai, tai yra faktas ir manau, kad čia kas yra, viską reikėtų užsidarinėti ir kol kas su ją palisėti, nes čia pakankamai didelis kiekis pinigų paimtas, arba neužsidaryti, arba tiesiog pasihedžint ir tada stebėti iš tikrųjų, kaip reaguos visi pirkėjai į šitas vietas, nes čia vis tik tais, pažiūrėkit, yra savaitinis grafikas, kuris ilgą laiką iš tikrųjų turėjo labai didelį bardaką. Ir tas bardakas gali būti neišvengiamas iš tikrųjų ir ateityje. Tai tie, kas turi prisipirkę šitos poros, o tikiuosi, kad kas nors turi, tai manau, kad reikėtų šičia savo sandorius kažkokiu tai būdu susitvarkyti šičia, nes dar gali iš tikrųjų būti visko. Viskas šiam kartui tiek, geros jums prekybos, būtinai valdykit riziką. Žinau, kad ketvirtadienį iš tikrųjų tikrai ne vieną žmogų išnešiojo tos naujienos, ypatingai tuos, kurie turėjo porą su eurų, nes pakankamai stipriai judėjo. Tai valdant riziką, naudojant kažkokias tai protingas loginės rizikas, turbūt tai nėra
atsiprašau, labai baisu, bet tie, kas nenaudoja, kas naura eina, tai tikrai žinau, kad tokių žmonės labai dažnai ištaško ir galiausiai gali per tą vieną dieną iš tikrųjų patirti baisinius nuostolius. Tai visiems dar ir toliau rekomenduoju valdykit riziką, kuo mažiau rizikuokit per tokias naujienas, kokios buvo, tarkim, ketvirtadienį, kai Dragūnas kalba, tai iš tikrųjų yra beprotiškai svarbu, nes jų kalbos tikrai pasuka pinigus į vieną arba į kitą pusę, tai per tokias naujienas būkit labai labai atsargus. Ir geros jums prekybos visiems, pasimatysim ateinančią savaitę, iki.